Jeigu pas mane ausyse yra AirPodai, vadinasi, darbai vyksta. Tai, žinokit, dirbu nuo 9 ryto, dar tai permaščiau, ar nuo 8 varyti, ar nuo 9. Nuo 8, nuo 9. Toks primečiau, galvoju, taigi nuo 8 ten iki tų 9, aš ten kamštį prasidėsiu realiai. Tai koks tikslas. Tai pasijungiau nuo 9 ir lupsim. Ne tik, kad lupsim, bet jau ir lupam. Būčiau, aš gal ir anksčiau biškį čia šiandien pasifilmavęs viską, bet tai šiandien kaip čia pliaupė lietutis. Tai nusprendžiau, kad gal aš geriau pavarau, o kai biškį aprims, galvoju, tada jau pasifilmuosim kažką čia. O šiaip nieko nepraradau, kažkokių stebuklų nenutiko. Kas dar, kažkokių klientų specifinių su savo poreikiais nesutikau, kažkieno užsakymą suvalgyti nesuvalgiau. Tiesiog vežu užsakymus ir viską. Ir kas svarbiausia, žinokit, Voltas normaliai čia paduoda džiazo šiandien. Nežinau, dabar yra be 24. Taip, be 24. Ir aš turiu 7 eurų. Tai tikrai yra gerai. O dabar kas liečia visą tą tokį challenge, tai challenge'as kaip challenge'as, tiesiog aš dirbu, tiesiog šitą savaitę sugalvojau padaryti tokį įdomesnį variantą, gal biškį kitaip. Bet šį kartą, žinokit, dirbsim tik per Voltą. Jo, žalią Voltą net ištryniau lauką, jis man nesiveltų ir aš noriu pasižiūrėti, kas gaunas, kaip per vieną patį Voltą varai. Nes kažkaip aš galvoju, kad aš turėčiau daugiau surinkti. Ir žinokit, kol kas bent jau taip atrodo. Šiandien tikrai 7 eurų, bet 24 ir žiauriai geras rezultatas. Tai va, žodžiu, visą savaitę atidaužom, o kas svarbiausia, savaitės gale bus jūros šventė. Tai čia jūros šventė, nežinau, čia reikia užsidėti šarvus jaučiu. Ten bus tiek jovalo mieste, wow. O dėl to rimtesnio ateinančio challenge'o, tai aš vis dar jį planuoju, derinu ir iš tikrųjų nėra ten viskas taip paprasta, nes nežinau net kaip pasakyti, bet žodžiu niekur nesakysiu, bet jis artėja. Jisai bus, bet tam reikia biškį laiko. Tiesiog būtų labai ilgas laiko tarpas dabar, kad aš nekelčiau nieko į tą YouTube'ą jums parodyti. Tai toks pagalvojau, kad kodėl turėčiau nieko nedaryti. Tai kol važiuojam kažką judu, darom, tai galiu kažką pasifilmuoti, kažką įkelti, pažiūrėsim, taigi vis kažką sudalyvausim. Tai, o kodėl ne? Sveiki. Šo? Ačiū. Visa. Sveiki. Sveiki. 308. 308. Jo, visokie. Gerai. Prašau. Dėkui. Visą. Herkaus Manto 51. Sudėtingas tas Herkaus Manto 51 čia bus, bet darbas yra darbas, kaip man draugelis ir pasakys. Pagaliau saulė išlindo. Visą dieną čia buvo tragedija. Reikėtų ir savo iškrypėlį apsiplauti jau.
Nes atrodo klaikiai. Ui, pro kur čia reikia eiti. Eiksa. Sveiki. Oksana čia, ar ne? Aha. Ok. Visa. Eisiu gal geriau čia per aplinką, nes ten tešlas. Paskiau savo kėdukus išsišūdinsiu. Ko bet čia mažiausiai man to reikia. Šitais Lexus CT200 HS Hybrid. Pum. Kažkam šnapšytės. Pum. O, koks kilimas. Kilimas kraupus. Čia ne vieną tą chatą nėra sužymėtus, nes jau kur čia reikia eiti. Žodžiu, žmonės padėjo žymeklį ten ant viaduko iš vis kitoj gatvės pusėje. O žmonės gyveno čia. Tai... Taip ir ieškom kartais jų. Įsivedė į veizą rankinių būdų, o ne taip kaip jie, kad pažymė ir atrandi, tada jos kuo puikiausiai. O, kolega. Taip, lengva. Daug kyla eina nuvažiuoti su ją? Man rusiškai kalba prastai, galima rusiškai. English? You mean speed? Yeah. 25 kilometers. It's the maximum speed, yes? Yeah, max, but you can make if with full power 28. 20. Okay. Or how much kilometers you can go? On full battery, you can. It's. I'm sorry. With first speed. Yeah. Maximum nearly 70. 70? 80. Very good kilometers, result, I think. And I can only roll my Yeah, I understand. Yeah. Use the pedals. Most cheaper Yeah. version because more expensive. This one bike, yes? Yes, this one. It's Engvi AP2, yes? Yeah. It's 1,100 euros I bought. But if you want a better with Speed? no Distance. with speed, yeah. Important thing for me is I'm thinking about this bike too, but how to leave when you go to the restaurant, to the client, how to leave this bike good. Use It's like yeah. it helps. And for this yeah. Understand. Okay. Good job, Palt Food. yeah, ačiū. Good. Good luck. Okay, bye. Sakau, na, kaip Bolt Food'e, sako, ant man. Sako, ačiū tau, sako, viso gero. Geras direktorius.
Can I ask you why you interested just for yourself, just riding because you work on car, yeah? Yeah. Per one day I make around 200 kilometers. On car? Yeah. 200 kilometers per day, plus minus. If I'm working more, I do 250 kilometers per day. And you want for more working electric Cheaper, bike? yes, I'm looking who is cheaper, but I don't know. I don't think I can, with car I work around 12 hours per day. 12 hours. Yeah, it's all good for me. How much are you earning? 1 hour plus minus 9 euros, 10 euros. 9, 10? Yeah. In 1 hour? Yes. I work only in Bolt, but now I wait in approval to the Volt. When Volt will like approve. accept my application. Document about my residence of permit here. Yeah. Because I'm from Ukraine. Yeah. Okay. And they check. I don't know. They said me 2-3 days waiting. And I wait now and Bolt in Bolt. Yeah, I have both. And 9-10 euros. Yes, if you're using the same, it's almost the same thing. Yes. Can you show your earning in hour, like X? There is no. In Volt. It's nothing like that. There is no things like that. Coefficients, it's only in Volt. Only in Volt? Yeah, on coefficients, it's only in Volt. Volt is giving. Can you Volt. understand? Yes. Volt is giving for you that much how they want. Yeah, it's. So wait, when you accept to work in Volt, you will see. How you can understand coefficient when you work in how much? Nothing. Nothing. No, Just when one time for 5 kilometers order they giving for you 5 euros. Next time for 5 kilometers they giving to you 3 euros. Yes. Yeah. Okay, I need to go. A client is waiting. Good luck. I think I will see you next day. What is your name? My name is Vadim. Vadim. Edvinas. Edvinas? Yes, nice to meet you. Nice to meet you too. See you next day. Good luck. Nu, toks bičelis, biški toks labai stringantis. Ta jo anglų sulūžus taip pat kaip ir aš. Bet aš supratau, ką jis norėjo pasakyti. Nu, matėte, jau čia buvau sutikęs šį biškį draugelį tokį Vadimką vardu. Biškis mane merzina, toks labai strigo jis tai kalbėti. Aš toks esu biškė DHD žmogelis, man iškart man čainikas galvoju. Aš noriu užanak pradėti kalbėti, padėti jam dabaigt kalbėti, dabaigt jam sakyti žodžius, sakinius, idėjas, mintis. Ką žinau, šiaip jisai sakė, laukia, kol patvirtins Voltas jį, tai ką žinau, turėsim dar vieną konkurentą čia. Kur tu čia varysi prieš eismą? Ai, tu savo. Seniukai, vandenuką reikia gerti visą laiką. Visą laiką vandenuką reikia gerti. Tai ką jisai papasakojo man? Realiai nieko. Sakau, ką su to elektriniu dviračiu? Gali nuvažiuoti 7-8 kilų per dieną, sako. Įdomiai. Šiaip visai įdomu, aš irgi galvoju apie tus elektrinius dviračius čia. Tik sakau, man įdomu, kaip turi jį pasilikti, nepavogti tau jo. Iškart spyną ištraukia, rodo. Ta dviratinė, kaip mes senais laikais, kur ten laiptiniai rakindavom tos savo senus. Tipo su tokiu, čia rakini ir ramus eini. Nežinau, man tai biškiai atrodo jokingai. Čia dviratis už 100 eurų. Su tokiu ta spyna, o ten toks tas trosas eina. Koks toks trosas, tai ten iš vis toks. Prirakini tipo į ramus eini, nežinau. Bet susipažinau su Vadimka, tai plius vienas naujas draugelis. Pasižiūrėkit, kaip aš plečiu savo pažįstamų ratą. Pas manęs visa hebra greitai bus vien kurjeriai. Ir kas svarbiausiai, nei vieno lietuvio. Aš galvoju, kai jis lietuvis. Sako, no, I'm from Ukraine. Galvoju, okei. Dabar yra 6 valandą ir aš turiu 90 eurų.
ir aš esu rajone ir aš turiu visai neblogai. Tik kad, jau biškiai apmažėjo tų užsakymų, jau vakaras, jau visi žino tą legendinę dainelę, kas būna vakare. Tai galiu pasakyti, visai neblogai renkasi, įdomu, kas čia bus, kai iš čia padirbsiu, kokių 9, ką turėsiu. Garantuotai bus kažkas prieš 100. Neslėpsiu. Buvau pasiilgęs darbelio. Net neprimeti, kaip yra gerai vėl dirbti. O jūs irgi dirbat tokios darbuose, kad kaip pavyzdžiui išeinat kokio atostogų ten ar kažką, ir kai tu galvoji, eina savo, kad tu buvai pasiilgęs to darbo. Tai vat man taip yra. Tai dabar yra po 10:11. Oi, po 10:12. Jeigu tu matai. Atėjo laiks pažiūrėti. Ta, ką šiandien uždirbau. Wow, kaip tu manai, ką 115 trimdu? Wow. Well, guess who is back in town? Tai galiu pasakyti, kad sugrįžimas iš tikrųjų visai neblogas. Nesuprantu net pats, ta prasme, kaip taip galėjau surinkti. Čia juk, man atrodo, per visą birželį rekordas buvo 120 kažkėlė eurai. Taip, pirmą dieną išpučiau 115, gal aš čia darbo buvau biškai pasiilgęs. Šiaip iš tikrųjų tai žiauriai buvau pasiilgęs. Ką žinau, šiandien atidaužiau tiek, šiaip valandą vis tiek iškrito nori, nes pusvalandį valgiau. Žmogui reikia pavalgyti, o kitas pusvalandis iškrito, nes turėjau tokį rimtą pokalbį. Ir jau greitai kažkas bus įdomesnio. Vienu žodžiu, šiaip esu žiauriai patenkintas tuo rezultatu ir, ką žinau, rytoj vėl varom, bandom daužyti. Galvojau, čia tipo tikslas bus surinkti 500 bent per tas 5 dienas, tai bus matyti kaip čia kas. Nežinau, ar dirbsiu 7 dienas ar 5. 6-7 diena yra jūros šventė Klaipėdoje. Tai jūs neprimenat, koks šiovalas bus, čia bus neįmanoma padirbti. Žodžiu, bus matyti kaip čia dėl tos jūros šventės, nes iš tikrųjų gali būti, kad aš tą šeštadienį, sekmadienį nedirbsiu, bet aš įkelsiu vis tiek video, nes tikrai bus tema. Pamatysit, bus tema. Jeigu viskas prajudės, bus tema. Vienu žodžiu, varau miegoti, ilsėtis ir žiūrėsim, kaip ryt kries. O šiaip visą tą idėją, kad atsijungus tą boltą ir vežti tik per 1 voltą, nežinau. Kol kas atrodo veikia, nes šiaip esu ne kartą, žinokit, girdėsiu su kibairiu, kad jeigu veži per abu vienu metu, tai algoritmas susiknisa jam. Tai algoritmas pabėga voltų ir kai tu atsijunginėjai dažnai, tai paskui tave mato kaip kokį lavoniuką ir tau nebepaduoda tų užsakymų. Nežinau, čia 2-3 dienas ir pasižiūrėsim, nes tikrai daug gavau tokių komentarų, kur sako, tu bereikalo per 2 vežioji, sako, reikėtų ant 1 volto sėdėti ir tau būtų žymiai geriau, negu kad tu čia per 2 blaškais. Esu bandęs ir taip iš tikrųjų yra biškė tiesos, bet kadangi aš tada birželį išgaudžiau tokį laikotarpį, kai nebuvo tų užsakymų nei ten, tai aš turėjau laviruoti per abu, nes būčiau tiesiog užrauginęs save tai mašinai, bet dabar atrodo, kad yra tų užsakymų, nors čia kaip tik kai kurie skundės, kad kaip tik nėra čia to darbo. Nieko savo, man tai viskas okei. Nieko, pažiūrėsim ryt poryt, kaip čia kas bus ir pačia man įdomu. Žinok, yra šiandien antradienis ir aš buvau išsigandęs. Aiškus, ten jau prieš 9 pasijungiau, laukiau to užsakymų, nieks visiškai nekrito. Tai gal praėjo koks pusvalandis, 9:30 iškrito pirmas užsakymas. Ten 3 eurai su kapeikom išsivežiau aš jį. Ir paskui tik tais antras užsakymas. Bum! 8 eurai apie 5 centų. Wow, galvoju. Ta išsivežiau, po to 7 eurai 5. Bum! Ta irgi išsivežiau ir iš tikrųjų atrodo, kad rytas nieko gero nestartavo, tai tie 2 desertai sukrito ir normaliai viskas yra dabar 11 valandą ir aš turiu 20 eurų ten be kelių centų. Tai žiauriai gerai viskas. Aiškus, ką žinau, laukia oras. Dabar gražu, tipo, saulė šviečia, bet matai, keliai yra šlapi. Ta prasme, kad būtumėt matę vakar, aš taip gerai mašiną nusiplanavau į vakaro pusę. Padangas pasijuodinau viską, jau galvoju, viskas baigėsi, tai visi čia liejimai.
ryte tik tais keliuos, girdžiu. Varpa tas lietus, čia vėl viską. Nu tai ką tu čia. Iki pat dabar taip ir tebevarė realiai. Čia prieš kokias geras gal 20 minučių nustojo lyt. Tai ką, laukiu kito užsakymo, tai pabiškį nardau po Klaipėdėlę. Ir kas svarbiausia, penktadienį, oi bus įdomiai čia. Penktadienį, oi bus įdomiai, penktadienį, nežinau, jeigu viskas šitai praeidės, tai tas naujas challenge'as prasidės jau kitą savaitę, draugai mano mėly. Eina savo, kaip bus įdomiai, nekantrauju. Kolega, how are you, my friend, how are you? Oi, mano draugeliai, kurie baigi iš manęs atimti visą mano darbą. Nežinau. Kažkaip paskutiniu metu jų žymiai mažiau tėra, nežinau, kurie vis ir pasidėję. Dabar yra be 11 ir turiu 40 eurų. Viskas normaliai. Ta prasme, aš net nežinau, ką pasakyti. Ta prasme, nebeturiu nervų. Ta prasme, what the fuck. Žodžiu, aš ir galvoju, kas man yra, kokią valandą laiko nieko negaunu. Dirbau šiandien viskas, okei, krito tie užsakymai viens po kito, vežiau, buvau pasilgęs to darbo, vėl dirbau viskas, okei. Sėdžiu ramiai, valandą laiko negaunu, nesuprantu, kas yra. Žiūriu, į Gmail lapistą ateina laiškas. Esi vėl užblokuotas. Ką dabar vėl padariau? Parašė šį kartą bent priežastelę. Skaitau, kas yra. Žodžiu, pas mus Wolt'e yra tokia sistema. Tipo, tu kai veži užsakymus, ten, kai yra atsiskaitimas, ten kortelę, kai sumokat, tai žodžiu, nėra problemų, visas okei. Bet kartais būna grinėjai pinigai, kad tipo, aš atvarau, turiu paimti grinus pinigus iš kliento. Nu ir tokia sistema. Ir yra, dėkim, rinkimai pas mus, ne, kur jau minėjau, per mėnesį 4 rinkimus mes turim. Yra 1 rinkimo kasa, 2 rinkimo kasa, 3 ir 4 rinkimo kasa. Tai per mėnesį mes turim 4 rinkimo kasas. Tai realiai 4 savaitės, dar kitaip paaiškinus. Tai žodžiu, per tą vieną rinkimą tu negali viršyti surinktų grinųjų pinigų ten 110 eurų. Tipo, tu gauni 110 eurų, viskas yra okei, jeigu gauni 110 ir kelis centus, jau viršiai tą, tu turi pravesti jiems atgal, tipo Wolt'ui, tos grinuosius. Turi nueiti įsimesti sąskaitą ir jiems pravesti, tipo. Nu, jie tokia sistema yra susigalvoja, nesvarbu, kad tu ten dėkimėsi surinkęs jau į bendrą kasą iš tų kortelinių užsakymų, jau ten turi surinkęs kokius ten 300 eurų, bet jeigu tu 111 jau gavai iš klientų, tu turi būtinai jiems pravesti atgal. Nežinau, kodėl jie taip apgailėtinai masto ir daro, bet dabar tai iš vis nesupratau, nes jie mane, tipo, užblokavo todėl, kad, tipo, aš daugiau nei 7 dienas jiems negrąžinau to 110 kažkokių eurų, kur aš jų net nebuvau surinkęs tų grinųjų iš vis. Tavras aš nieko nesuprantu. What? Ne, nu ta prasme. Ir dabar, žinai, nu, tipo, man sunku kažką pasakyti, tipo, kažką aiškinti, nes, tipo, nu, man... Aš tiesiog žinau, kad vėl eilinį kartą, tipo, jie pjauna grybą, eilinį kartą daro kažkokias nesąmonės. Ir eilinį kartą aš jau žinau, kad aš vėl rašysiu jiems laišką, kur aš lauksiu 5 dienas atsakymą ir tų po 5 dienų atsakymų, kai lauksiu, nežinau, ką jie sugalvos, nes gali būti, kad dar 5 dienas reikės laukti. O aš čia penktadienį esu jau pakūręs tokį veiksmą, ta prasme, aš neturiu žodžių. Oi. Nežinau. Sorry, kai aš toks susigrūzinis, nu, bet išvariau į Lenkus, pailsėjant, viskas, okei, grįžau, belekai pasilgęs tą darbą dirbti.
antrą dieną išvarau dirbti, viskas jas užblokuotas vėl iš naujo. Už nesąmonę, už nieko, už tai, ko aš iš vis nepadariau. Wow. Žodžiu, parašiau į tą supportą, ten jau visi jie vėl plaukė. Esmė tame, kad aš iš vis, aš net nebuvau to 110 eurų grinųjų surinkęs, iš vis, nežinau, paskutinį kartą pasižiūrėjau, aš buvau surinkęs balandžio ar gegužės mėnesį. Buvau surinkęs virš 111 eurų, ten automatiškai jie atsiskaitė, nes mokėjimą man darė, tai man net nebereikėjo spėti jiem pravesti nieko. Aš nesuprantu, kas yra negerai. Nu vėl eilinį kartą mane už nesąmonės banina. Ojojoj. Ką, viskas, važiuoju namo. Nes čia 5 dienas dabar bus užblokuotas, jaučiu vėl. Savo, tu prasme, what the fuck. Galiu bandyti žalę jungt, aš per žalę išprotėsiu, čia nieks nekris per jį. Ne, nu vau, tiesiog kažkoks kosmos. Vau, tiesiog kažkoks kosmos. Vėl su jais reikės bendrauti. Žodžiu, sakau, ta sistema čia žiauriai yra padaryta. Nesuprantu, čia tiesiog tyčia kažką darant, kitaip aš negaliu paaiškinti, nes čia nesąmonė visiškai. Siaubas, siaubas, siaubas. Kažkoks siaubas. Ta prasme. Ta prasme. Ką aš žinau, važiuoju šiaučiu į namus ir nežinau, bandysiu su jais įsiryškinti kažką tai. Nežinau, kada susitiksim. Nežinau, ar čia penktadienį kažkas be išeis, nes čia penktadienį, turėjo būti žiauriai smagus veiksmas. Ką aš žinau. Žodžiu. Sorry, kad taip gaunas, ką aš žinau. Nežinau, aš nieko nepadariau. Mane tiesiog jie blokuoja paskutinį metų, aš nežinau už ką. Žodžiu, varau ir... Nežinau. Manau, penktadienį arba šeštadienį bet kokiu atveju kažką įkelsiu, duosiu info, kas čia vyksta, kas čia dedas. Tai čia tiesiog man tokį shadow baną duoda ir nesuprantu. Wow. Žodžiu. Iki.